Labas rytas. Galbūt tuštinus visą. Žodžiu, kaip tarėm, tai padarėm. Saulėlė kyla jau. 5:30 atsikėlėm, apsišėrėm. Tai važiuojam į kapus. Andrius nuvažiavo prasivežti močiutę, kamergas palikt. Ir juda, man tu net iš rytų davė vėsų. Bet turbūt bus karšta. Baigėm 9 valanda. Mes važiuojam namų, net keista, kad taip anksti pabaigėm. Bet gerai, nes jau, kai atvažiavam, tada taip pavėsius buvo. Nekaršau, dabar viskas saulė kieti suko. Karštauka jau darosi. Tadam! Sietų visai vasarai užteks, kapam cementų ir vynuogėm dar vieną eilį stulpų. Biškį neapskaičiavom per sprindį, reikia apsisukti. Tai solium. Bet sakė, vis tiek reiks tą lempą keist, nes jau atsivėpus, tai nieko tūkio. Išrateina kitas. Tai va čia tas pasimatuot labai reikia. Tiksliai tas štangas ilgasis. Tikrai čia nugriūs. Dabar atsargiai, čia neik čia tą.
reikėjo apsimaut batus normaliai. Tęs, tos ant anų lentų aš nupjaunu, iš to galo tu laikysi. Su tuo laikysiu, ne? Nu, tu įtrauksies ant savęs. Eisi tom blankom ant tenai. Čia vieną įpjauti dabar niekad nebūtų. Gerai. Oho, stogas griūna. Kas toliau? Tai jeigu leistum, abu griūtų, ne? Ne, to neleis, reik susidorot su vienu, nes paskui skaudžiai nuplės. Bet jam tai jau čia nereik. Einu aš pjaut. Vieną galą, kitą. Tas niekur dabar nedings. Jisai va. Tas laikus. Pakol kas tai jau. Jeigu ką ta lenta ant tebė, tai niekur jisai nedings. Paubiški taip pirtiniais. Dabar eik ant te. Viskas šuožiasi žemyn. Viskas. Tai šitas lygus palindas. Pala, dabar aš kelstelsiu, bandyk įsitraukti. Tai tu jį bandyk užrauti. Leisi. Va, viskas. Ant dabar da, maišu. Все. Vieną tai. Mest. Benzinas baigėsi. Na geriau. Tai galvoju, kad čia. Ką? Mama, ateik.
Eik, eik. Nu, tai, va. Yra. Viskas. Nieko čia tvirtaus nėra, kaip sakai, sprogoje laikomas. Taip ir yra. Nu ką, vakar matys, kiek pavyko pasidarbuoti. Aišku, per savaitgalį nelipom, nes per tuos karščius neįmanoma buvo lipti. Tik pradrypsuom po eglę pavėsį. Tai jeigu būtų tokių karščių nebuvo, būtum jau visas tuo nordė. Nes tai vakar vos per kelias valandas ir kiek padaryta. Tai va, o aš einu tada tvarkytis šitų šiukšlynų. Kol nelyja, nulyja dabar neblogai, bet dar ant galvos kambarį nebėga. Neturėtų šiai bėgti. Tėtis kamino vienoje vietoje, jeigu praleis, nes ten, nu, prakeis plėvės per kaminą, tai bet ten po laiptais nebėda. Išdžios. Tai va. Tai ką, nešam. Šitas galvo šašlykinė verta kurta, ne šiukšliam degintas, tai čia lyt pradės ir užgesins man. Nežinau, dabar.
pro malkinę tiesiai. Nu, juodųjų skylių atsidarė. Bandysim šliupsą numušti. Tiksliau ant bandysim. Aš tik palaikymo komandą. Nebeliko šliupso. Iš tos serijos, kai galėtum rytoj susigribti. Bet negali, nes rytoj čia robotas pjaus. Jaus, rankus, kyla. Kokie jos namas? Dabar va, tai sakau, viršutinė, tai ta blemba 3 eilės ir visus skirtingai špuntus į vieną pusę ir į kitą pusę, tai užsiknis jau čia dabar tai. Po šito lapą iškepti. Taip. Nu ką, nustojau neseniai lyti, žlipau pažiūrėti situacijos. Tai va, situacija tokia. Nu ką dabar. Pusė bėdos, kaip sakoma. Bet lietaus rodų tai rodų kaip ir visą mėnesį. Svarbu labai vėjas neužkiltų. Neskraidytų mums čia lentų su plėvėm. Tai Andrius dabar nuserdė vakarą. Čia ir dabar čia su benzopjūklu leist. Ir bus gerai, jeigu leis pūrai, nes tai vėl pareina kažkas. Jo. O kazilai tai geriausia vat yra pritvirtinti, žodžiu. O čia yra mūsų nuo tos perdangos kazilai, o tie perdangos kazilai, perdangos tie balkiai
O kazilai tai yra įkišti, tik įkišti jie čia. Jie nei prikalti, nei pritvirtinti, jie tiesiog su tokiais kiliukais, paskui parodysiu, kaip įkišti. Blemba, ar nebuvo galima bent jau po cekelį vieną iššaut. Žodžiu, šitie irgi yra nepritvirtinti, jie tik tais atremti ir kazilai irgi nepritvirtinti. Realiai niekas nepritvirtinta. Tai stogą laikė plastikiniais lenteliais, turbūt apskardinimą, nežinau kas stogą laikė. Dėl nejudėjimų, dėl tokio nesvyravimų, tai laiko tik tais tie skroblai. Bet daugiau tai, žodžiu. Tai taip. Įdomi technologija stogų. Parodysiu to. Kaip vadinami kaziliukai. Prie stogų pritvirtinti. Palauk, čia kažkur numečiau tą galą nupjaut. Bet turbūt bus užraustas jisai. Užraustas jisai, jo. Žodžiu, supratot, gal ką turėjau omeny. Čia kaip yra kazilas, tai toksai paliktas, toksai išpjautas ir jisai statytas į tą balkį perdangus. O aš einu apsišerti, putpelės įsivalyti ir paskui dar susinešt tai vakarykštės šiukšlės stogų ir tada miestu pavažiuoti, turėsiu montuoti filmuką. Neilgas jisai bus, bet kažkas bus. Sakau, jeigu nekarščiai, tai jau stogų būt nebuvo, bet yra kaip yra. Bet gal kitam jau filmukį jau stogų nebebus. Tai va, ačiū.